Sveiki visi, šiandien servise 007 noriu pademonstruoti mūsų mėgiamus Toyota hybridus automobilius. Mėgiamus dėl to, kad pakankamai daug jų montuojame, ir be abejonės dar ir dėl to, kad jie puikiai važiuoja, dirba, yra tikrai labai patikimi. Tiek asmeniniam naudojimui, tiek daugelis darbui naudoja. Žinoma, 1.8 hybridinis varikliukas, kuris yra būtent šitame Lexus CT200H modelyje, beje 2016 metų automobilis, tai jis yra naudojamas jau nuo pat 2010 metų, 1.8 visuose Prius, Auris ir kitose hybridiniuose automobiliuose. Be abejonės tikrai labai populiarus, labai daug kartų sumontuotas ir tikrai važiuojantis puikiai ir visų 100% tą darantis dujomis. Tai kaip ir visada šiems varikliams yra sumontuota kokybiška Landrenzo itališka dujinė sistema ir įranga. Labai trumpai apie jos komponentus. Tai šitame kampe, šitoje pusėje turim sumontuotą Landrenzo L02 turbo dujų reduktorių. Greta jo turime skystos fazės filtrą bei Landrenzo dujų vožtuvą. Dujinius purkštukus turim sumontavę po dangčiu. Yra sumontuoti Landrenzo AEB plus dujiniai purkštukai. Dangtis truputį pakeltas, bet vėlgi tvirtai stovi savo vietose, tam, kad tie purkštukai gražiai po juo pasislėptų. Tam, kad būtų patogų sistemą aptarnauti, turim išsivedę viską čia priekyje. Tai čia turim ir dujinės fazės filtrą, slėgio daviklį bei dujinės įrangos saugiklį. Reikia paminėti, kad dujinės įrangos saugiklį tech apžiūros metu paprastai yra prašoma parodyti ir pademonstruoti. Tai jisai ne veltui yra padėtas, kaip sakyti, prieš nosį, tam, kad tų klausimų kažkokių papildomų nekiltų. Visi Landrenzo dujinės įrangos montavimo darbai servise 007, kaip visada, yra pagal aukščiausius gamintojo standartus bei reikalavimus. Tarp kitko, Varšuvoje galima nusipirkti naują Toyota tokių pačių variklių, iš principo, dabar jau naujesnių, aišku, bet savo laiku ir tokių pačių su gamyklinė Landrenzo dujinė įranga, kuri yra identiškos komplektacijos, tai mes visus darbus atliekam pagal tuos pačius standartus, o tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškos medžiagos, priemonės, žarnos, jungtis, sąvaržos spyruoklinės, specialios apsauginės gofros, specialūs gamykliniai laikikliai. Visos tos smulkmenos ir duoda tą tokį bendrą tvarkingą estetinį vaizdą. Be abejonės pagalvojam ir apie sistemos aptarnavimą, kaip minėjau, ir padedam tą filtrą, kad būtų nesudėtinga pakeisti, kad prie skystos fazės filtro prieitume. Tai visą tai stengiamės padaryti taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytume kitiems variklio skyriuje esantiems komponentams arba einamiems darbams. O dujinės įrangos valdymo blokas, nepaminėjau, dar yra sumontuotas taipogi štai čia, yra Landrenzo Evo ABD variantas. Visas dujinės įrangos laidynas taipogi adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visus laidus mes turime tokio ilgio, kokio jie mums yra reikalingi. Jeigu gamykliškai pasižiūrėsim, laidai yra įvilkti apsauginės gofros, kurios yra izoliuotos. Lygiai tą patį mes padarom su savo laidais. Visi laidai yra gofrose, tos gofros dar papildomai izoliuotos. Kiekvienas kontaktas yra apsaugotas, lituotas ir apsaugotas termokembrikai su klijais, tam, kad nekiltų jokių problemų nei dabar, nei ateityje. Tiek būtų apie variklio skyrių šio Lexus CT200H. Dujų perjungimo mygtuką mes sumontuojam ten, kur jo pagidauja klientas. Šiuo atveju turim kairiau vairo laisvą vietą panelėje, tai be abejonės toje vietoje tą mygtuką ir sumontuojam. Kompaktiškas, kvadratinis, japoniško mašinom tikrai labai puikiai tinkantis mygtukas. Dujų pildymas yra padaromas prie benzino užpilimo vietos, atsidarom dangtelį, įsisukam perėjimą ir galim piltis dujas. Tikrai labai patogu, paprasta, elementaru, nereikia nei lenktis, nei purvo gramdyti, nei sniego, nei panašių dalykų. Dujų balionas šiandien nėra toks didelis, kaip, sakykime, Prius automobiliuose, bet vėlgi turim sumontuotą 44 litrų atsarginio rato vietoje balioną. 35-36 litrai dujų maždaug turėtų subėgti jį. Tai vis tiek turint omeny, kad automobilis apie 7 litrus dujų vartoja mieste 100 km, tai vis tiek turim pakankamai solidų atstumą, kurį galėsim nuvažiuoti vien tik tai dujomis. Tai tiek apie Lexus CT200H ir Landrenzo dujinės įrangos montavimą mūsų servise 007. Jeigu yra klausimų, juos galite užduoti visais įmanomais būdais ir priemonėm, kurios rasit. O tiem, kas nori kokybiškos sistemos, kviečiu rezervuoti eilę ir pabandysim padėti. Ačiū.